niūrų pachtą atvarau, žydį, pažiūrėkit, kaip gražu čia. Pažiūrėkit, kaip gražu. Vilniui sėdi, nieko nematot. Visiems noriu priminti, kad savaitgalio bityną remia bitime.lt. Įsūksi medų. Turit su kuo sūk, neturit, pažiūrėkit kainos kaip ten, kas bitime.lt. Tikrai, manau, rasit, ko jums reikia, parašykit, suderinsit ir turėsit normalų daiktą. Nevarkit, kaip aš vardau ten su dviem kasetėm. Tiesiog yra nelaimė, tiesiog nesinori, tada nei medaus, nei nieko. Tai užeikit į bitime.lt ir gal, manau, kažką rasit. Sveiki! Vėl savaitgalis. Ir ką, turėjau po savaitės atvažiuoti į naujai sudarytą šeimą. Ir ką padaryti? Išlaužyti didžiausius lopšelius. Nes kodėl didžiausius? Todėl, kad greičiausiai, kad ne iš kiaušinėlio, iš lervutės išaugino. Tai sako, mama blogesnė. Bet aišku, vis tiek mes mamas keisim, bent aš. Tai nėra labai didelė skirtumo. Įdomu labai pažiūrėti, kaip čia sekas, kas čia atsitiko. Daug komentarų jūsų sulaukiau. Visokių buvo. Ir gerų, ir blogų. Gerai, noriu po to pakalbėsim, kaip sakoma, noriu greičiau. Turiu 2 valandas. Nes ateina lietus, kaip visada savaitgalį turi lytgi. Ir tai krūvos dar visokių reikalų, tai reikia per 2 valandas man viską sutvarkyti, sugalvoti, kas kaip ką. Gerai, padūminam vos. Įdomu, kas čia yra. Ką aš pridariau čia. Skrūsdelės yra. Normalu. Taip turėjo būti jau po sirpo turbūt. O, matom, atkritusių bitučių biškį yra. Ir nemažai, o ko čia jos numirė? Ko jos čia numirė? Kas čia blogai jau? Oi. Nu, man atrodo, kad orai tai nebuvo šilti. Jau. Palaukit. Kažkas man perai. Badu numirusios bitutės, matot? Oi, tu Mariau vėl pridirbai, Nebuvo kur skraidyti jom. Ir maistas matyt baigėsi. Nu tai ką dabar? Reiks atnešti maistą. Eikit, čia pridirbau vėl. Nu vat, orai buvo blogi. Aišku, nei lapšelių, nei nieko čia. Dabar jau maisto turi. Bet matyt, kai buvo šalta, atšalo orai, skraidyti negalėjo. Nu gerai. Nu kaip matot, gerai čia vėl susivarė viskas. Nieko čia, kaip sakoma, ir tų bičių. Dabar ką, greit avilį išvalau, atnešiu naujų perų, dar damesim ir viskas čia sustvarkys. Maisto reiks gal atneši kartą, daugiau. Oi. Nu va orai, kad matėt, kad lyja, viskas šlapia, jau pievos perlyjusios. Ką aš čia šiandien dūminį šitą, kai nereikia, tai... Gerai, bet bitutėm biški badas atėjo. Badas. Negerai. Gavosi. Nieko, čia dabar belę sudedu. Nu va, tokie ir eksperimentai, kaip nelaiku viskas gavosi čia. Nu nieko, žiūriu dabar šalia. Gal čia kaip normali šeima, galima bus ar čia damesti. Žodžiu, tuoj sumesi maisto, kažką duosim ir manau, čia viskas bus gerai. Nu, nebus jau gerai, kaip planavau, taip neatsitiko, tai jau negerai. Bet įdomu čia, kaip va, su medum va reikalai. Įdomu, neša, neneša. Bitės visos čia sulindė. Gražu.
Kvepia, kad jūs žinotumėt, kaip kvepia. Oi, jau pilni. Jau iš tikrųjų, kaip pasižiūrėti, ar tik nereiks dar dėti kokį aukšto. Ką manau, čia reiks paimti kokį ir perdėti. Nes jau matau, jeigu viršų jau šitų perų pridėta traninių, tai jau stebuklų. Nu, kol kas bičių dar normaliai. Aišku, dabar jos visas išskrydusios. Ramios šitos bitutės, malonu. Jau mysačką šonę bando daryti. Tai jau reikia ją kažką daryti su šitą šeiminėlę. Jau pirmas ženklas, kad gali viskas baigtis labai negerai. Tuoj dirba ir žiūri, jau nebedirba. O nebedirba, nes jau jiem net tas reik galvoj. Bet atstatyta gražiai. Va, mama yra. Deda, gerai, tai mama. Tegul deda šitoj pusėje, žinosim, kad mama yra. Duosim va maistą, taip normaliai dabar jau. Šitą duosim. Tai, mama atgal dedam. Ir dedam vėl 2. Nežinau, reiks pažiūrėti, kaip tas 2 padėjau. Ar labai ten kažkas pasikeitė ar ne. Nu, aš labai nenoriu spėtimo šitą. O man reikia šeimas padidinti. Tai va taip padarysiu. Nu, bet jau kad meduvės pilnos realiai. Nežinau, reiktų turbūt uždėti dar. Nes į manęs nebus, tai viskas. Pradės, bet aišku nesinori dėti per anksti, tada nepilnas prineša tokias. Tai vėl reikalai. Gerai, šitiem vargšeliam, kankiniam. Vargšai, šitas kai toks bitininkas, tai kenčia visi. Gerai, duosim čia biškį. Op. Tada iš kitų dar irgi kažką atnešim čia. Va, maistą turėsi dabar normaliai jau. Imkit ir valgykit. Gerai, antras dublis, kaip sakoma. Reiktų supuršti kokiais kvapais, bet turiu labai menką, mažai laiko, nėra kada reikia, kaip sakoma, varyti ant tempo. Nueinam, pasižiūrėsim dar čia, kaip man su grybaisgi sekasi. Sakė, kad skynės grybus, dar gal liko kažkiek. Reikia pasižiūrėti, bet kaip gera, kai tiek pienių. Bartuka, ne? Pienės gerai. Nors ir biškį linoja, bet bitės, mačiau, gerai dirba. Gerai pasižiūrim, kaip sekasi pas man čionais. Su grybai šitais. O, kažkas tai matau jį yra. Šitoj pusėj gal keletą va yra. Reiktų jas jau uždžiūna. Reiktų jam daugiau drėgmės, kokį laistytuvą padaryti automatinį, kad laistytųsi. O kur labiau uždengti ir va yra. Reiktų pasirinkti jau. Aišku, nelabai daug, bet kaip tokia priežiūra kaip su bitėm, tai ir čia gaunas taip. Nu, pavalgyt bus. O ko daugiau reikia? Štatyvą pamečiau, tai tiesiog ant malkos padėjau telefoną. Gal tikiuosi mataus. Taigi visiems noriu labai padėkoti už komentarus. Belia kaip daug sulaukiu komentarų, gal rekordinis metros kiekis buvo po video. Matyt, patiko visiems. Įdomu, kur Onutė dingo. Tai va, Onutės draugė, galimai draugė, Elenutė. Nu, Elena turbūt, pakomentavo va taip. Tai aš galvoju taip, D prasideda ir galvoju, koks čia per žodis gali būti. Tai tikriausiai draugas. Nu, taip labiausiai atrodo, tai ačiū Elena, kad vat, mes draugai, bet nelabai tai atpažįstu. Tai man įdomu, ką draugai veikia ir kodėl jie tokie protingi, nedurniai, o draugai. Tai pasižiūrėkime, kuo tu domiesi. Tai matosi, kad
skaitai visokių L-rytą ir panašiai, o vėliau daliniesi, kad tai čia melai kažkokie tai. Nu tai kam skaitai ir tada daliniesi, kad tai melai. Va. Tai tu tikriausiai tikrai ne D. Bartukas, atsargiai. Kameras nenumesk mano. Nenumesk kameros. Tai va, tai tikriausiai tu ne D. Ne draugė. Dėl tai, nes tu kažkaip tai nesuprantu, neturi normalios nuomonės. Nu tai jeigu nenori, neskaitai Delfi, LRT, L-rytas, tai ir neskaityk, o kam tenai savo Facebook'e postinį, kad oi, čia melas ir tada, nu, tai neskaityk, o po TV3 komentarų beveik po kiekvienų straipsnių tavo komentaras. Nu tai ar ne D patiesi? Dar ten kažkokius, tai dar vėjus ten daliniesi, nu nežinau. Man gal nereikia tokių draugų. Tai nebūk pati D ir nereikia sakyti kitiem. Tai tikiuosi ir po šito video kažką pakomentuosit. Vis tiek sakau, malonu, kaip komentarą gauni, paskaitai. O aš ką, reiks eit grybus, peilio neatsinešiau ir galvau, kad nebus, nes jau nuskynė buvo. Pasirodo yra. Nu, pažiūrim šitą šeiminėlę, kurią nuskausminau. Taip, iškart du idėjas, nežinau, labai sakau. Šiemet, pirmi metai, kad per vidurį lizdą skiriu ir du dedu. Ką tik tai nebūtų spėtimo. Ką tik nebūtų. Pažiūrėsim, kas pasidarė, pažiūrim, ar prinešė kažką. Šitas biški tokias popiktės jau. Čia kur šviesus, tai reiškia buvo net nepasiūti. Pasiūta. Nektaro prinešta. Gerai. Bet nėra baisiai daug. Paimam, kur nereikės siūt, pažiūrim kokį. O, pilna. Pilnas. Tai ką žinau, reiks turbūt meduvės dėti dar vienas. Aš taip jaučiu kažkaip. Jeigu gyvenčiau vietoj, dar nedėčiau. Bet dabar man atrodo, kad reikia. Jau kažkaip atidarau, jau aš turiu nuojautą. Jeigu jau traninį taip viršui, dažniausiai jau būna nieko gero. O mes traninį jau čia turim. Traninių turim, bet mesgi jie čia darėm, kad jinai labai atjaust, kad sujaustų, kad čia labai sunkus gyvenimas ir dirbti reikia. Du šitos, matot jūs? Va, kur drastiškai padarėm dvi, kad šeimai atrodytų, va, pilna, per 2 savaitės atsiūta ir užsodinta, kaip sakom. Eikit savo. Ir abu. Tai ne taip, kaip sakoma, sunku jas nuskausminti. Pilnai. Ir žiūrėkit, ką mes čia turim. Ar tik ne lapšeliai? Nu jau su peneliu lapšeliai, bet tokie dar, pimisačkos, bet siojau. Ką aš sakiau jum? Kad kas čia man sakėt, rašėt, aš medaus noriu, ar ko, ar bičių. Kad jeigu aš jų nedarau, taip, iš vis jos jau būtų išsispietę. O dabar vis tiek uždėjau ir jau... Ir vis tiek problema. Nu gerai, greit praeinu, pasižiūriu, ar nėra čia tų lapšelių dar normaliai. Nu ir viskas, aš einu išnešti į silpnas šeimas, tegul čia pastovi. Всё. Gerai, dabar pastraukėt, uždėsiu grotelės. Tokia va ir kova su tom bitėm. Tada uždėjom du rėmelius, nepasiūtus. Va, pucht viskas, atsiūta, jokių problemų. Medaus prinešta ir jau spiestis pradės. Tai ką, nu ką, dar 2 įdėjau ir dėsiu meduvę dar, nes jau irgi prinešta kaip ir. Tai 2 šeimom jau reikia meduvių. Varom toliau. Nu, spėtinė žiūriu, dar gyvena, nenukryta. Oi, gerai, aš čia užgrūdau. Nu, regis nematau, dar negyvena spiečius.
bitučių. Kažkaip bačiau Alytaus krašte jau ten visur, jau jų pasipylė spiečiai, pas man dar anksti. Ir čia nesimato bitučių. Nu iš kurgi bus, jeigu pas man matau, kad neįsispėtė, tai iš ko daugiau jas čia atskris, tik tai iš manęs greičiausiai bėga dažniausiai. Nu tai ką, su šita apibendrinant visą laidą, prichaltūrinau tą kartą su šita, nu, manau, kad tai visa, tas būdas galbūt nėra blogas, o yra, matęs, koks savaitės dvi buvo. Šalta, aš net nevažiavau į kaimą, nes, nu, ką čia daryti per tokio šalčio. Tai ir matyti dėl to, bet nieko, va dabar pridėjau, išbėg iš visų. Nei be kvapų, be nieko, taip ant greičių, nes neturiu laiko nieko daryti. Šuk, primečiau. Va, net atskrenda, matyti jau kažką neša, tai kažkurios yra, nu manau viskas tam gerai bus. O pridėjau jau su išeinančiais perais jau beveik. Tai va toj bus bičių, čia viskas gerai, ten manau, kad susitvarkys šita šeima. Kai kuriuose šeimose žiūriu grūstis darosi. Tai man atrodo būtų labai logiška atidaryti ir į meduvės įėjimus, bet kai aš išvažiuoju 2 savaitėm, nežinia kokie orai, aišku, jie galėtų ten užsidaro tos, gal ir reiktų. Paprotinkit mane, jūs atidarot ar netidarot meduvių įėjimus. Nors aš tai niekada netidarinėjau, bet aš žiūriu, kad grūstis tikrai yra. Tai iš 8 šeimų, nu šitos neskaičiuokim šeimos iš vis, iš 8 4 uždėjau 2 meduvės. 3 labai reikėjo, vienai taip. Bet 2 savaitės nebūsiu, o dabar, man atrodo, va šitą savaitę, šitam krašte pats medūnešis. Nu, va, pats, nes dabar va tik tai pražydo viskas ir jeigu orai duos, tai, manau, bus pilnos. Nes jeigu taip dirbs, kaip šiandien dirba, tai pavasarinio medaus tikrai bus šiemet. Pernai visai ne, nei kiek neturėjau. Tai ačiū visiems už komentarus, ačiū Elenai irgi, kad jinai nori, kad aš jas galvoju, kad aš jos draugas esu, ačiū labai. Tai Elena, nebūk tu pati ir žiūrėk, ką rašai savo bent Facebook'e. Nu, nesunku jum, davaigi paspauskit tą laiką. Nu, nesunku. Viskas, sustiksim kažkur po 2 savaičių.